Sveiki, sveiki, su jumis sveikinasi Emais. Taigi, ar kažkada turbūt esat ištarę šitos žodžius, kaip turėčiau ir norėčiau. Turėčiau kažką paimti ir padaryti, turėčiau susitvarkyti namus, turėčiau nusiplauti mašiną, turėčiau pasimokyti, turėčiau pabendrauti su artimu žmogum, ten panašiai. Ir tuo pačiu turbūt esat pasakę žodį ir norėčiau. Norėčiau kažką kurti, norėčiau kažką pakeisti, norėčiau kažką sukurti, norėčiau kažką ten dar ką nors nuveikti. Norėčiau kur nors nueiti, panašiai. Uh, atsiprašau. Ir tiesiog šitie du žodžiai yra labai didelis spąstai. Nes kas tiksliai jūs stabdo paimti ir tai padaryti? Tai dažniausiai būna tiesiog jausmas, kad tu negali to padaryti dėl vienų ar kitų priežasčių, bet tu iš tikrųjų tai gali padaryti. Nes dažniausiai taip, žmonės taip ir sako, man reikėtų tai padaryti, aš turėčiau tai padaryti, man norėtųsi tai padaryti ir tada visada būna bet, kažkoks bet ir visas tas noras nueina į pasąmonę, į galvą ir tiesiog sėdi ten. Ir tiesiog tu arba tai paskui po kurio laiko padarai, bet turbūt ne taip jau gaunasi, arba pavėluoji iš viso padaryti, arba, ką žinau, arba niekada nepadarai. Dažniausiai būna turbūt taip, kad jeigu kokia nors didelė svajonė, didelis noras, tai ir sunkiai pasiekiamas noras, tai ir nepadarai galų gale, nors jis turbūt būtų visai svarbus buvęs. Tai jo, tie du žodžiai norėčiau ir turėčiau yra labai, kaip ir sakiau, labai didelis spąstai, nes jie tiesiog tave įmeta į tokį, ką žinau, ratą, užburtą ratą, kur niekas kaip ir tada nevyksta ir tu tiesiog paskui palieki visas savo visus tos apmąstymus, visas tas svajonės, visas tas idėjas, visus tos reikalus vėlesniajam savo. Ir tada tu apkrauni vėlesnį save ir tada žiūri, kad galbūt netgi tie norai ir troškimai pradeda būti tokie kaip ir netgi privalumai tada, kaip privalomas darbas, kurį reikia atlikti arba kažkas panašaus. Netgi iki tokio išauga dalyko. Tai vienu žodžiu, tiesiog turėčiau ir norėčiau, neturėtų būti toksai, turėčiau ir norėčiau neturėtų būti jūsų Wikipedijoje, jūsų proto Wikipedijoje, savo transliacijai neturėtų būti tokių žodžių, nes jie tiesiog yra nevertingi jum. Turi būti tie darbai arba padaryti, arba tiesiog apgalvoti dar sykį. Ir tada jeigu apgalvoja dar sykį ir tada pamatot, kad viskas gerai, tai einat ir padarot. Jeigu ne, tai tada einat ir nedarot. Neturėčiau ir nenorėčiau. Nes tada jie taip ir liks vidury. Niekam nebus patogu. Nei jum, nei tiesiog nebus patogu. Tiesiog reikia arba tai padaryti, arba tai perskaičiuoti dar sykį. Ar tai tikrai antiek yra blogai. Kodėl aš pykinu? Man rodo, kad aš vos ne į raudoną einu decibelais. Kažką būsiu turbūt nureguliavęs gal. Nežinau. Jo. Spąstai yra tie noriu ir turiu. Bet pavyzdžiui, galiu paimti, duoti iš savo gyvenimo pavyzdį. Aš šiandien esu pasidaręs tokį dienotvarkę, tvarkaraštį ir buvo taip, kad aš užmigau vienu momentu, kur neturėjau, nesuspėjau padaryti, ką čia darau, Vault Hunterius dabar 9 epizodą ir tiesiog paėmiau ir nebespėjau padaryti jų ir tada turiu arba paimti ir juos padaryti, ką ir turėčiau padaryti,
arba tiesiog paimti ir persikelti į kitą dieną. Ir aš norėčiau persikelti tai į kitą dieną, kad šiandien būtų taip laisviau ir panašiau, bet tai padaręs, kaip ir matot, prasilgintų visą kitą dieną, paskui ateitų kitos problemos, į tą dieną nespėtum ir tiesiog visas toks tiesiog visas toks plaukimas gaunasi prieš srovę kitom dienom. Tai vienu žodžiu tiesiog paėmiau, susikaupiau ir dabar darau. Tai jo, jeigu norit manęs pamatyti kur nors kitur, tai yra MySLT kanalas, ten biški geiminimo yra, jei norit, galit nueit, bet iš pradžių padarykit savo darbus. Neikit šiaip sau žiūrėt. Gerai? Iki.